Alytaus, Prienų, Kauno kelias. Šitų kelių važinėjau nuo vaikystės, šitus medžius žinau nuo vaikystės. Gimimo vietos mane surišinėjo su šitu keliu. Pažiūrėkit žmonės, kas su medžiais pasidarė. Visi medžiai užsikrėtė. Visi šitie medžiai užsikrėtė amalais. Amalas yra medžio parazitas, amalas yra medžio vėžys. Amalas išsiurbia iš medžio visas maistingas medžiagas, gyvybingumą ir medis vysta ir nukrenta. Amalas, kad ir vaistingas, naudingas, bet ir žudikas medžių. Dėl to amalai atsirado dėl drėgno, skysto, niūraus. Chemtrailinės aplinkos neperneša medžiai, jie pradėjo mirti. Pažiūrėkit, atsisuka į čia juk visa eilė medžių numirs greitai. Jiem liko 5, gal 7 metai gyvenimo. Viskas šitų medžių jau neis išgelbėti. Pažiūrėkit, visos eilės medžių, kur tik pažiūriu, amalais apaugę, matot. Viskas šitie medžiai išmirs. Kasgi darosi su mūsų gamta žmonės? Jie naikina gamtą, naikina medžius, naikina žmonės. Šita aplinka ir padaryta naikint medžius. Ir ką jie iš tų lėktuvų purškia, ta aplinka augina. Jie naikina va taip per orą medžius. Pažiūrėkit, gyvenime nematyti dalykai. Aš važinėjau nuo vaikystės šituo keliu ir niekad medžiai nesirgo. Užsikrėtė visa eilė medžių, jie numirs, visa eilė medžių išmirs. Ir kur be pasisukė amalai, matot, apaugę medžius, taigi siurbia iš jo energiją, gyvastį. Kad ir amalas naudingas, vaistingas, jisai daug ligų gydo, bet jis ir medžio žudikas. Ir va ta mums aplinka tokia, jis kaip vėžys, didina vėžį, didina pa žmonės vėžį ir didina aplinkoj vėžį. Pažiūrėkit, kiek vėžių sergančių Lietuvoje žmonių, čia baisu. Statistika mirusių nuo Lietuvoje onkologija žmonių baisu ir medžiai pradėjo sirgti onkologiją. Čia onkologija medžių visur. Pažiūrėkit, kokie amalai, ant kiekvieno medžio amalas. Matot, kas vyksta. Kur be pasisuktų medžiai su amalais. Juk čia vėžys, čia onkologija, medis daug neišvaikys. Visi medžiai šitoje eilėje susirgo onkologiją. Kaip graudu žiūrėti, kaip gamta miršta iš tikrųjų. Aš tai žinau, ką čia reiškia, už tai man graudu. Ir graudu, aš žinau, kaip čia viskas vyksta. Jie kelia specialiai tą aplinką, kad viskas gyva. Iš tų chemtrailų, kokius va tiesiai ir nupurkšta, matot chemtrailo juostą. Tiesiai va tenai. Matot, saulė per rūką eina ir šita aplinka žudo medžius ir žmonės. Ta chemtrailinė aplinka, pažiūrėkit, kiek amalų ant medžių, visi jie numirs. Taip, kad jie trumpina visko, ko gyvo, jie trumpina gyvenimus, iškirtinėja medžius, iškirtinėja miškus arba padaro taip, kad miškai sirgtų. Taip, kad žmonės tokia aplinka pas mumis, dirbtinė šiais laikais.